Taigi, propagandų pasaulis iki šiol yra Kinijos pasaulis. Manogi atrastas, reiškia, IQ2, nebe vieną neuroną, reiškia, drėgninant, reiškia, kaip sovietmečio, reiškia, visos tos šalys. Bet du tai reiškia teisės ir technologija. Tai va, vis atsilieka Lietuva su jidiša savo pragertais autoritetais. Kaip sovietmečiai buvo. Reiškia, tu dirbk samurajumi ir reiškia, ir jie visi tie jidiša viršūnėlės, kurie per prostituciją gavę darbą, jie viską Danutė, reiškia, mama. O aš ne, aš tik naktim dirbu samurajum, tas reiškia esantis NX, reiškia pasaulis delta. Va ir su Švedija, jie visą tai parvarė, kol aš per 20 metų atradau tą paranoišką Kinijos ir sovietinį pasaulį, kurį, reiškia, su Danija. Pasirodė kiekviena iš šaly buvęs NX delta darbas samurajaus vampyro nemirtingui. Taip atsirado subjektyviosios jėgos, kurios vardan Liuciferio kurdavusios. Ašgi vardan šventosios dvasios, krikščionybės labai ir teta dažniais, ir alfa dažniais, ir 40 gama dažniais prikelime, reiškia, žmonių tikėjau. Tam jie susikūrė sektų tikėjimo žodis, tam, kad viską įtikėt ir tą žmogų suėsti iki jidiš šaknų, kur jidiš šaknys pasavintų nusavybę. Va, tai toks virusas koncentruotas tikėjimo žodžio numerio pavadinimas mano, reiškia, Danguolės Strumlaitės visam pasaulį, laikėsi ant mano neuronų, ant mano praeities šaknis jidiš paslėpti ir aiškinti, kad jie tik tai ekonominis naudos, aiškiai žiburėlis, jidiš valstybė besikūrenti Ukrainoje, pakeisti pasaulį, sukurti trečią pasaulinį karą ir daugybę švėkšnos sinagogos paranojų. To nėra ir vėlgi tas pasaulis vadinasi NX delta. Taigi, nuo tokių pasaulių kas apgintas? Psichopatologija. Iki sąmonės Dievo pasaulis. Gėris nugali blogį. Taigi tas pasaulis rytų flangas, tik gyvenęs tuo pasauliu animacijos, pasakų tikėjimo, o iš realybės tikėję Liuciferiu. Liuciferį, Jėzus Kristus, šventa žemė ir visur, reiškia, NATO nulis ir rūja žemė ir, reiškia, šitas visas oro erdvė yra įtikėję krikščionybę. Tad šešėlis jidiš šaknų užaugta ant neuronų psichiatrinių žmonių, kurie analizuoja, gerdami vaistus. Tai yra vienas, reiškia, supratimas, dar kitas dirbtinio intelekto. 5G yra išplėstinis, analitinis, tad jis padeda tau ir kiekvienam žmogui prisirišusiam prie savo appso, aiškiai, analizuoti. 2,4G, reiškia, tas yra loginis, tai yra tas sukurtas pagal psichologiją IQ. Kiekvienas IQ tai yra spec informacija, o ne spec KGB, spec informacija psichologija, spec informacija fizika, spec informacija konstravimas. Tai tas spec nebereiškia karinės išsilavinimo srities visų spec valdyti visus kitus IQ, bet psichologija, kiekvienas mokslas, aš esu fizikė, aš esu virtuali teisėja, yra du skirtingi. Kiekvienas jis psichologijoje auga su analize ir pasiekęs 10 su šitais neuroleptikais vaistais, žiūrėdamas, kur jidiš šaknis įleisė, vėlgi supranta, čia ne dėl jidiš užaugę,
O dėl Šengeno zonos, taigi vat, kokia absurdo teorija, nebekit iš pasaulį sukūręs žmogus, o Šengeno zonos, kur yra ne RUT 13 šaknys, hidešant mano, reiškia, neurono ir nemozė nulis, reiškia, sukurti Vokietiją kaip po silpnapročių, taip hideš suėsdami seselių, reiškia, meilėmis išvažiavusių dirbti į Vokietiją seselėmis, o nuomojančios atsitpleis, jos ten gyvenančios, jos ten ištekėjusios ir dirbančios prostitucijoje, kol užaugančios iki seselių, į kurias, reiškia, jie tuos senius neuronus ėdančios ir gyvenančios iš tų senių smegenų, nes tai jos žydelkos moka šitokius didelius skausmus holokaustą išreikšti neapykantą vokiečiam. Į Ukrainą mes savo pinigų ne prezidentams 7 pseudo, reiškia, nesudėsim. Mes, kurie esam pažeisti psichologiškai, dar nesam kalti. Va šitą įkų siūlau suprasti kaip JTO teisę visų psichiatrinių, nes tai tokia istorija jų atsiradimo. Užverbavo, suėdė, padarė bepročiais. Ašgi geriu vaistus, nes tai yra tikrai piratinis karas. Tad piratinis karas suprantamas vėlgi ir šito viso Kinijoje ir visose posovietinės šalyse. Tai yra du nebe jonai su vytais, kaip po 2 zuikiai, kurį gaudyt, bet jie yra 2 pasiekti vieną ir kitą galima su logika, reiškia, ir su analize 2,4G interneto Wi-Fi'aus. Tai iš tikrųjų hibridinis valdymas, kaip mane kūrė šitas visas Danijoje 34 Strandvain kokia režimas, bet buvo dar ir proto. Kotinos Marijos Jensen žiaurumuose aš neradau nieko, tik privezavacak pasąmonės NX delta dažnių. Tai va šitaip iš tikrųjų žydai aupair dirbantys ir gerai ir blogai, kad žinotų, kad tas pasaulis plius minus yra žydama, reiškia alfa ir omega, ne, tai jiem yra galimybės tam pasauliu būti invalidais. Nes jie nekalti, jie holokaustą suėsti. Bet nereikia pasauliui suėsti žmogaus, kuris jumis pasitikėjęs.